Pradedam. Tai kaip vakar žadėjau, norėčiau paanalizuoti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pirkinius. Nuo viešųjų pirkimų atsiradimo jie iš išorės gavo paslaugų už 41 milijoną. Jeigu pasižiūrėti į struktūrą... Kas gavo už 41 milijoną? Nusipirko Lietuvos Respublikų finansų ministerija įvairių paslaugų. Paslaugų. Toliau, jeigu pasižiūrėti į struktūrą, ko jie pirko daugiausia, tai matome, kad 35% jie pirko rinkodaros, konsultavimo, reklamos, teisinių paslaugų. O šalia IT paslaugos stovi, kur jau konkrečios apčiuopimus, laikykime, yra tik 32 milijonai. Dabar visos istorijos aš neanalizuosiu, aš paimsiu tik tai 2016 metus, palyginti su 15, kada buvo nupirkta už 5 milijonus. Šiemet dar spėta tik už 2 milijonus nupirkti. Bet dar bus spėta gal daugiau nupirkti? Gal spės daugiau nupirkti, perinam konkrečiai prie sutarčių šių metų. Ir ką mes pamatom? 8 mėnesio 11 dieną ūkio subjektų grupė atliko visuomenės ir atskirų jos grupių tyrimą ir komunikacijos kampanijų rezultatų analizę. Kokį tyrimą? Kas atliko tyrimą? Ministerijai reikėjo sociologinių tyrimų. Jau užsisakė už 60... Finansų ministerijai sociologinių tyrimų? Taip, kodėlgi ne, už 65 000 eurų. O ką čia tirti, nelabai supratau. Jeigu eitume sutartį, pamatytume, ką jie ten tyrė. Čia, gerai, nereikia. Mėnesį prieš tai, jie nusipirko žiniasklaidos planavimo paslaugų. Kaip supras žiniasklaidos planavimo? Finansų ministerijai, ką ten žiniasklaidai planuoti? Jeigu jie ruošiasi kokiai nors reklaminiai kampanijai, jiems reikia... Finansų ministerija? Taip, jiems reikia sužinoti, kokia žiniasklaida yra, daro įtaką, kokia nedaro, kur verta dėti reklamas ir kur neverta dėti reklamas. Finansų ministerija reklamuojasi žiniasklaidai? Taip, ir reklamuojasi nuosekliai, prieš tai pasidaro planavimą, o po to užsako komunikacijos kampanijas. O ką jin ten reklamuoja? Savo kokias nors paslaugas. Tai o kokios paslaugos finansų ministerija, kiek aš žinau, tiesiog skaičiuoja pinigus ir skirsto jos? Tai ne, ką ten daro? Jūs klystate, reiškia. Jie turi ką reklamuoti ir kada aš jums atidarysiu tą sutartį, apie kurią šiandien kalba, jūs pamatysite. Tai štai, iš garsios firmos VIP viešosios informacijos partneriai, jie tą planavimą nusipirko 57 000. Taip. Toliau, 7 mėnesio 13 dieną už 725 000 eurų jie perka iš UAB Idėjos Primos kampaniją, kuri vadinasi 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo ir finansavimo galimybių komunikacija. Kaip suprasti? Ką tai reiškia? Tai man paprastuoliui aišku, kad ateina nauja porcija ES paramos pinigų ir reikia apie tai pranešti visiems absoliučiai Lietuvos gyventojams. Palaukit, nelabai suprantu, tai finansų ministerija neturi kaip visos ministerijos ar institucijos, daugelis institucijų savo atstovo spaudai, kuris negali parašyti pranešimo ir pranešti visiems Lietuvos gyventojams? Suorganizuoti spaudos konferenciją naujienų agentūrai. Tai kas ten girdės? Kitaip tariant, jie samdosi agentūrą tam, kad reklamuotų jų kažkokias ten kažką. Ne jų kažką, bet kad kiekvienas Lietuvoje žmogus sužinotų, kad Europa tebe padeda mums. Tai mes tą ir taip žinom. Jinai mums skolina, aišku, reikės grąžinti kažkada, bet tai čia... Gal jūs žinote, gal koks nors Balbieriškio artojas nežino. Turi žinot kiekvienas Lietuvos gyventojas. Tai palaukit, aš tada užduosiu klausimą. Tas Balbieriškio artojas, jeigu jisai nori gauti, kaip aš suprantu, paramą kažkokią, tai jis turbūt žino, kur pažiūrėti internete ir rasti tą informaciją, o kas neaišku, tada jau skambinti finansų ministeriją, ūkio ar dar kažkokią. Ar čia būtinai reikia leisti pinigus reklamai per LRT, LNK ir visus kitus portalus internetinius? Ne jūs priima tokius sprendimus, aš jums parodžiau, kad 32% finansų ministerijos išteklių yra išeikvojami
viešinimo reikalams, kaip ir kitos ministerijos. Aš dėl to ir pasirinkau šitą ministeriją, kad labai geras pavyzdys. Nes tokios paslaugos yra perkamos visų ministerijų ir už panašias sumas. Palauk, neikime visas ministerijas, mane domina finansų ministerija. Kaip aš suprantu, finansų ministerija atsakinga už valstybės finansus. Ypatingai svarbi institucija. Bet čia jūs kalbate apie europinius pinigus, kurie ateis ir kad sužinotų Balbieriškio artojas, reiškia, perka reklamą, jie planuoja, jie samdosi kažkokias firmas, o tai kodėl nėra ministerijoje etatų? Tai pigiau kainuotų. Sėdėtų žmogus, suplanuotų viską. Man atrodo, kad kadangi mes ruošėmės gauti 11 milijardų, išleisti vargano 700 000 eurų reklamai, tai nėra jau didelis. Prasmės nepagaunu. Tai įeikime į sutartį ir pamatysime prasmę. Va, yra pasiūlymas. Atsidarom pasiūlymą ir pamatome. Štai pasiūlyme pamatome, kad tokia sutartis yra pasirašyta, galimybės. Kokios galimybės? Apie galimybės gavimo. Dabar kas dalyvauja visame tame baliuje pinigų pasidalinimo. UAB reklamos ekspertai, UAB Delfi, UAB 15 minučių, UAB Lietuvos rytas. Taip, dabar kokios televizijos? TV3, LNK, LRT, BTV, LRT radijas, M1 ir Lietus. Delfi 15 minučių, L rytas, aš minėjau. Toliau, žinoma, jūs nieko nesužinosite iš sutarties. Kodėl? Todėl, kad ta dalis, kuri tenka žiniasklaidos priemonėms ir kanalams, tas sumas mes galim sužinoti. Tačiau liūto dalis yra atiduota idėjai primai už jų ypatingą kūrybingumą. Kokį? Kūrybingumas jų pasireiškia nepaprastai kūrybingam, efektyvam plane, kaip paskleisti tą reklamą. Dar kartą kartoju, grįžkim į pradžią. Yra ES pinigai. Yra. Tai yra didžiulė parama ir artojam, ir neartojam. Lietuva gražėja, tobulėja, eina į priekį. Visi, kurie pretenduoja, norėtų gauti tokią paramą, kiek aš žinau, yra tinklalapiai, yra ministerijos, yra sritis, kur kiekvienas žmogus be problemų gali kreiptis ir gauti visą norimą informaciją. Ar šita reklama reikalinga tam, kad pamatytume, kad pinigų tiek daug, kad jų tiesiog negalim išnaudoti, todėl būtent reikalingas tas artojas, kuris galbūt prieš panoramą žiūrėdamas pamatys tą reklamą ir pasakys, dabar ir aš ateisiu į ministeriją ar į kur ten gauti tų pinigų, nes nežinojau, kad galima paimti. Gerai. Čia kažkoks absurdas. Tai gerai, ta pati idėja priima, kada buvo įvedinėjamas euras, gavo 1 milijoną už eurų įvedinimo viešinimą. Bet euras buvo labai sėkmingai įvestas. Tai čia gerai. Ar tam reikėjo kokios nors ypatingos reklamos? Ne, absoliučiai jokios nereikėjo. Tai čia tas pats. Klausykit, jūs man neuždavinėkit kvailų klausimų. Aš užduodu klausimus tokius, kokius aš suprantu. Ministerija nusprendė paviešinti, kad pinigai jau ateina. Ir viskas. Gerai. Kaip susipažinti su tos, kaip ten, idėja priima darbu? Kaip jis atrodo, tas jų darbas už kiek ten? Litais 1,5 milijonų? Daugiau? Litais, taip, virš 2 milijonų. Tai jie praktiškai iš vieno darbelio tokio, jie tampa jau pasiturintis iš vieno. Man atrodo, kad jūs pavydit kūrybingoms kompanijoms jų pinigų ir jų pelnų. Nes šitas planas, kaip efektyviai paviešinti, yra ministerijos įslaptintas. Labai įdomu. Kokiu būdu įslaptintas ir kodėl? Jis tiesiog parašyta, kad šitas planas yra konfidencialus. Palaukit. Kažkokia firma gauna už kažkokią labai neaiškę paslaugą pinigus. Taip. Ir tai yra įslaptinta? Taip. O kas įslaptino, jei nepaslaptis? Finansų ministerija? Finansų ministerija. Tada, žinot, nėra čia ko daugiau šiandien man su jumis kalbėti. Šiandien jau darbo diena į pabaigą, tai būkit malonus. Rytoj paskambinkite į finansų ministeriją ir paprašykite, kad būtent šitą vieną sutartėlę išslaptintų. Mes ją būtinai paviešinsime.
per visus įmanomus kanalus. Aš jūs nuliūdinsiu, aš jiems neskambinsiu, nes visai neseniai turėjau progos skambinti į Užsienio reikalų ministeriją ir paklausti pono Linkevičiaus, kuris nusipirko už 1 700 000 renginių. Taip. Ir kada aš paklausiu, reiškia, kokiais įkainiais jie pirko tos renginius, jis man tą patį pasakė, kad tai yra komercinė paslaptis. Taigi, būkit labai geras, rytoj paskambinkit ir tam pačiam Linkevičiui. Aš manau, kad jie išslaptins, nes Lietuvos žmonėms labai įdomu. Kaip aš suprantu, čia tik nedidelė dalelė, tokių sutarčių daugiau yra. Tai be abejo, štai pavyzdžiui, šalia stovi labai puikiai sutartis. Paklausykit pavadinimą. Vertinimo, gebėjimų, stiprinimo, paslaugų pirkimas. Dar pakartokit. Vertinimo, gebėjimų, stiprinimo. Na, jeigu žmogus... Palaukit, aš pabandysiu. Kur čia? Vertinimo, gebėjimų, stiprinimo. Jeigu jūs sunkiai ką nors vertinat situaciją ar ką nors, arba sunkiai priimat sprendimus, tai jūsų gebėjimus už 129 000 eurų UAB Visionary Analytics Sustiprins. Čia kaip Viagra. Čia įdomu. Reikėtų pasidomėti plačiau. Plačiau jūs galite pasidomėti. Žiūrėkit, grįžkim prie reikalo. Man jau reikia eiti, bet kokiu atveju Jūs mane palikite su žiūrovais. Kas norės, mane paklausys toliau. Jeigu jums tai yra nuobodu, jūs neturite Man laiko. Tai yra labai įdomu, už tai aš labai skubu. Sėkmės jums. Iki. Ačiū. Aš lieku su žiūrovais ir skaitau toliau. 2016 m. 5 mėnesio 16 dienos sutartis kiekybinio ir kokybinio 7-13 metų veiksmų programų pasiektų tikslų ir uždavinių vertinimo paslaugų pirkimas. Tas atsiėjo 173 000. Štai aš ir vėl čia dar kartą perskaitykit tą paskutinį. Kiekybinio ir kokybinio 2007-2013 metų veiksmų programų pasiektų tikslų, jie jau pasiekti, ir uždavinių vertinimo paslaugų pirkimas. Pinigai buvo uždalinti? Taip. Buvo uždalinti. Reikia įvertinti pasiektus tikslus. Reikia įvertinti. Tai tas atsiėjo 173 000 eurų. Ir kas čia sukūrė tą įvertinimą? Čia sukūrė UAB Estep Vilnius. Aha. Ir šiaip tokią knygą reiktų išleisti. Kodėl? Todėl, kad jeigu praėjo periodas ir jeigu tokia ataskaita kainuoja 173 000, tai yra mūsų aukso fondas. Iš esmės taip, kiek pažįstu rašytojų, tai ne, čia ne tik rašytojų, čia daugelio meno sričių. Tokių knygų mano lentynoje yra labai daug. Visos ministerijos tokias knygas išleidžia, tokias ataskaitas. Tai daug tokių ataskaitų yra? Labai daug. Kiekvienoj ministerijų surasti kiek tik norite. Dabar jūs neskubėkite. Aš labai skubu, manai. Šalia 5 mėnesio 4 dieną iš uždarosios akcinės bendrovės Baltic Clipper nusipirko finansų ministerija renginių. Renginių finansų ministerija? Taip, finansų ministerija daro renginius. Taip. Tai šitas atsiėjo 463 000 eurų. Klausykit, tai čia kaip kokie Hofo saliutai už tiek? Bet tai vis tiek yra mažiau, pavyzdžiui, negu Užsienio reikalų ministerijos pirkinys. Iš to paties, ten iš Deltos pirko. Už 1 700 000, mato skirtumą. O čia tik už 500 000. O kur tą renginį dabar pamatyti, ar tos renginius? Aš čia turbūt labai... Tie renginiai, reikia manyti, yra nufotografuoti, nufilmuoti ir padėti į ataskaitų skyrelį. Būkit geras. Rytoj paprašykit ir tų renginių. Tikrai žmonėms bus įdomu. Bet aš jau tikrai turiu, tikrai nepykit. Ačiū jau. Gaila, kad pašnekovas neturi laiko, o aš tęsiu 16 metų finansų ministerijos išlaidas. Štai labai įdomus punktas. Jeigu peržvelgtum visą istoriją, tokių punktų surastume labai daug. Iš vokiečių advokatų kompanijos nusipirkama paslaugų už 200 000 eurų ir už 240 000 eurų. Tai man visiškai aišku, kad Lietuvoje nebeliko kompetitingų teisininkų, juristų, yra būtina pirkti iš užsieniečių tas paslaugas. Dar pakartokit, finansų ministerija pirko teisininkų paslaugų? Taip. O kiek dirba finansų ministerijoje teisininkų? Ten trūksta teisininkų etatų ar kaip? Jeigu jų trūksta finansų ministerijoje, tai galbūt jų pakankamai yra teisingumo ministerijoje. Bet aš nelabai įsivaizduoju, kaip gali ministerija iš vis kažko trūkti.
Ten juk turi būti tiek, kiek reikia. Gal tai ypatingas atvejis. Duosiu Jums pavyzdį. Visai neseniai Lietuvos geležinkeliai užsisakė iš Belgijos advokatų paslaugų, rodos už 800 000 eurų. Kada priartėsime prie Lietuvos geležinkelių? Lietuvos geležinkeliai. Lietuvos geležinkeliai? Taip. Už 800 000 eurų pasisamdė belgišką firmą, kuri spręs ten kažkokius Lietuvos geležinkelių reikalus. 800 000 eurų, tai čia lytais apie 3 milijonus. Taip, ten, jeigu pamenu tiksliai, vienos valandos įkainis yra 745 eurai. Oi, nesiorientuoju įkainiuose, bet šiaip suma įspūdinga. Tenai senoji sutartį labai įdomus yra prierašas, kad reiškia, jeigu tų 800 000 eurų nepakaks, tai tą sutartį galima pratęsti lygiai tokiai pačiai sumai, tais pačiais įkainiais. Man per daug informacijos iki, nes tikrai turiu lėkti iki. Taigi aš atsidariau idėjos primos dosie. Tik keletą skaičių. 275 000 eurų iš jų paslaugų užsisakė Martyno Mažvydo biblioteka. Lietuvos energijos 175 000 eurų. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra už 1 866 000 eurų. Vidaus reikalų ministerija už 421. Finansų ministerija, kur ką tik minėjau, už 700 000 12 metais užsisakė paslaugų. Prašau, Lietuvos Respublikos vėl finansų ministerija 14 metais už 427 000 eurų. Lietuvos energija 15 metais už 580 000 eurų. Lietuvos dujų tiekimas už 397 000 eurų. Ir taip toliau, ir taip toliau. Viso už 7 milijonus. Tai nėra topė mano įrašų pirmoji įmonė. Yra ir už šitą įmonę geresnių. Jūs ir vėl čia? Taip, tiesiog daug minčių susikaupė, negalėjau atsiplėšti. Taip pagalvojau. Dabar yra labai ant bangos tas skandalas kariuomenės pirkimo, kur buvo perkami šaukštai, peiliai, šakutės. Neatsimenu, kokia ten suma, bet ten buvo suma irgi 100 000. Va. Bet ką aš dabar pagalvojau? Ir kaip atremčiau kažkieno kritiką, kad kariuomenė, padarė, sakykime, kažkokį blogą pirkinį. Aš manau, kad kariuomenė padarė labai labai gerą pirkinį. Kodėl? Juk tas šaukštas, kuris brangiai kainuoja, sako, kai koks šaukštas kainavo ir 8 kart brangiau, bet tas šaukštas, jisai tarnaus labai ilgai. Kareiviai su juo valgys, kareivių vaikai valgys ir anūkai valgys su tuo šaukštu. Proanūkiam liks tas šaukštas, peiliai ir šakutės. Taip. O čia, Taip. taigi čia nieko neliks. Tai, ką jūs skaitėte, čia yra oras. Čia yra absoliutus oras. Tai yra legaliai pavogti pinigai. Todėl aš jūsų dar kartą paprašysiu, nenoriu reikalauti, bet paprašysiu, gauti bent kelis pavyzdžius šitų šedevrų, kaip sakoma, kurį sakote, kad gali į biblioteką atgulti į aukso fondą. Tai yra vagiami pinigai. Klausimas žiniasklaidai. O kodėl jinai apie šaukštus, pavyzdžiui, apie šaukštus kalba jau ne vieną dieną, o štai apie pinigus, kurie pavagiami ir nelieka net šaukštų, tyli. Aš žinau, ką jūs pasakysit, bet čia turbūt kitos laidos temelė. Dar baisesnė 100 kartų negu čia. Teisingai pasakiau? Na, pagyvensim, pamatysim. Ačiū Jums ir sėkmės darbuose.